Tai va 24 metų vasaros pradžioje aš vėl išsikrausčiau, tada atsimenu, turėjau tą dalyką labai greit padaryti, tai buvo tokio daug streso ir prisipažinsiu, kad aš su juo nesusitvarkiau. Ir va tada vasaros pradžia turėjau iš namų labai greit išeiti, tai pas mane labai buvo daug baimių tiesiog darbą kažkokį susirasti ir tiesiog imti ir dirbti. Tai kodėl tai buvo, tai nes aš praeitį nekart net darbo samdomų nei pusę etatų nedirbau, nei pilnų, tai tas valyto darbas buvo 0,25 etatų ir kaip ir su ta parama iš valstybės man kaip ir užteko pragyvenimui. Ir atsimenu, labai daug tokio baimė buvo pas mane vasaros metu ir tas tokio baimė nesugebėjimas darbo surasti ir pasirūpinti savimi, privedė prie to, kad ir pas mane pinigai visiškai pasibaigė ir terapijos tuo metu irgi pas mane pasibaigė, nes kai turėjau pinigų, pradėjau vėl pas savo terapeutę vaikščioti ir kažkiek buvo geriau. Tai buvo toks momentas, kai netekęs pinigų, neturėjau realiai kur gyventi, tai kol ten paramą iš valstybės vieną laukiau, tai aš nusprendžiau netgi ligoniniai pagyventi. Tai atsimenu, su mašina į ligoninę važiavau, ten kažkur 10 dienų praleidau, tada ten truputį kažkiek nurimau, tada toliau bandžiau darbą ieškoti, bandžiau ir su taksi kažkiek padirbti, su Boltu pavažinėti, nelabai sėkmingai. Tada atsimenu, atėjau ruduo, ten truputį aktyviau darbą pradėjau ieškoti, ten bandžiau žodžiu visur įsidarbinti, į mokinio padėjėjus, į Telijos salonus, į bitės, į telekomunikacijas, visokias į klientų aptarnavimus. Ir taip pavasaros, kažkur 7 mėnesius nelabai sėkmingai man pavyko įsidarbinti. Ir dėja, irgi nesugebėjau rudens metu darbą susirasti ir privedė tas dalykas prie tai, kad aš, pamenu, palūžau labai tuo metu ir labai daug žalovau, tada savo gydytojai skambinu. Ir jį manėjo man tiesiog dar kartą nuvažiuoti į ligoninę ir truputį pailsėti. Ir atsimenu, ten nelabai tokia situacija buvo ligoninė, aš turėjau iš jos labai grįžti, labai greitai. Tai antrą kartą man nepavyko ligoniniai pabūti, ten, galima sakyti, mane išmetė, bet dabar ne apie tai, o prie šito dalyko grįšiu vėliau, nes yra labai svarbus momentas, kodėl aš pradėjau dalintis su jumis apie mano kelionę, apie mano sunkumus ir panašiai. Ir kai iš ligoninės tada išėjau, atsimenu, buvo toks momentas, kai nežinojau, kur grįžti, nes pinigų, galima sakyti, nulis buvo, tai man teko skolintis pinigų bet per tą laikotarpį kažkaip pavyko valyto darbą surasti. Bet dėja irgi aš ten kažkur apie mėnesį padirbau ir pamenu, ten, kai grįždavau iš to darbo, man viską ten skaudėdavo, būdavo sunku ten ir aš negalėdavau po to darbo iš lovos visą dieną atsikelti. Ir buvo toks momentas, kai tiesiog pasakė, kad aš ten per daug skundų turiu, kad ten nepagalių standartus tvarkau ir tiesiog vėl likau aš be darbo šiuo metu, kai įrašinėjau šitą video. Tai žinau, kad labai daug papasakojau, labai daug informacijos apie mane reikia suvieškinti, bet man labai buvo tai svarbu su tavim pasidalinti, kad tu žinotum, iš kur esi atėjęs, su kokiom problemom maždaug susiduriu, kokioj šeimoje augau ir kas vėliau iš to viso išėjo. Ir todėl su jumis pasidalinsiu, kad prieš ekraną tai matysit visokių simptomų, fizinių sunkumų sąrašą, tiek fizinių, tiek ir emocinių. Ir kodėl jums tai gali būti svarbu, nes galbūt jūs irgi su kažko panašaus susidurėt ir galbūt tame sąraše ir pamatysit save. Bet prieš pradedant dalintis apie sunkumus, noriu papasakoti, iš kur pas mane iš viso atėjo idėja sukurti šitą video. Taigi, truputį pradžioje minėjau, kad man teko būti ligoninėje dėl to, kad su savo finansais nesusitvarkiau. Ir gruodžio mėnesį man teko į ligoninę nuvažiuoti, situacija tikrai tokia sunki buvo, pas mane ir ten ir savižala buvo sukilus, ir labai noras negyventi irgi buvo pakankamai stiprus, emociniai valgymai, žodžiu, visas buvau tikrai nelengvoj būsenai. Taigi irgi nusprendžiau į ligoninę nuvažiuoti, ten truputį pabūt, ten susigalvoti planą naują, kaip man toliau gyventi, ko užsiimti, kaip darbą surasti.
Ir kaip ir viskas gerai, aš ten susirašiau, ten iš savo svečių namų išsikraušiau, nes planavau gan visai ilgai ligoninėje pabūti, nes tikrai blogai jaučiausi. Atsimenu, pas mane ir svoris buvo labai nukrytęs, man atrodo, galbūt 50 kg, ne 50, o 59 kg tuo metu svėriau. Tai žodžiu, finansai pasibaigė, sveikata lūžta, nėra kur gyventi, tai sukaupiau paskutinės jėgas, paskutinius pinigus, išsikraušiau iš ten, išsinuomojau mašiną, kad pervežt daiktus į saugią vietą ir panašiai. Ir galima sakyti, su beveik, dabar neatsimenu su kiek, bet su tikrai maža suma pinigų, be namų, be nieko, su išnuomota mašina atvažiavau į ligoninę. Ir kaip ir ten, tas priėjimas kaip ir paprastas, ten paprašo ten siuntimą, ten dokumentus, ten sudėt daiktus visokius aštrius ir panašiai. Ir galvoju, gerai, kaip ir viskas gerai, kaip ir ramu, jau truputį įtampa nuslūgsi, galvoju, ramiai pabūsiu ir tiesiog pailsėsiu ir savo mintis, kūną atpalaiduosiu kiek įmanoma labiau. Ir tada atsimenu, buvo pokalbis su psichiatrija gydytoja, tai ten buvo vienoj kėdėje sėdėjo gydytoja, kaip ir mano paskirta, o kitoj pusėje rezidentė, atsimenu. Ir tada toks pokalbis prasidėjęs, tą situaciją, apsakiau, su kokia esu, su kokia susiduriu. Ir atsimenu, aš tokį pasipriešinimą pajutau iš gydytojus, jį taip mane pradėjo klausinėti ir toks jausmas, kad mane kažkaip užsipuolė ir kad aš nelabai laukiamas esu. Tai minėjo, kodėl aš čia atvažiavau ir ko aš galiu jums padėti. Tai aš toks pasimečiau ir nesupratau, kodėl manęs to klausi, nes taigi akivaizdu, ko man gali padėti, bet gerai, galvojau, reikia pasakyti, ko gali padėti. Tai sakiau, kad esu dėl labai panašios situacijos kaip ir praeitą kartą, baigėsi finansai, pinigai, sveikata, sukėlė impulsai. Žodžiu, galima sakyti identišką situaciją. Minėjau, kad man padėtų terapijos, tie užsiėmimai visokie, tiesiog pabuvimas kitoj aplinkoje, bendravimas su kitais pacientais. Žodžiu, visą tai, kas man padėjo pirmą kartą truputį nusiraminti ir atsistoti ant kojų. Ir labai įdomų dalyką pradėjo pasakoti. Jį minėjo gydytoja psichiatrė, kad pas mane tokia pati situacija ir kad ji nelabai kažko gali padėti. Ir ką turiu omenyje, kai jis sakė, kad negali man kažko padėti. Tai sužinojau tokį naują įdomų dalyką. Manau, ir jums dabar bus labai įdomu sužinoti. Tai, kaip jis ten minėjo, jis sakė, kad manęs toj ligoninėje negali laikyti, nes kažkas ten nėra su ligonio kasom, kad jie negali paskirti man gydymo, nes kažkaip aš gydymo jų nepriimu. Ir idėja tokia, kad mane tiesiog ten laiko be reikalo, tiesiog kad pasibūtų. Tai aš tokį gavau pasirinkimą, pamenu, man labai skaudu buvo, liūdna, ten, kai man tai pasakė, atrodo, ten širdį dar didesnė skylė. Pas mane atsiverė, nes situacija tikrai buvo sunki ir tiesiog man davė pasirinkti arba vartoju vaistus tos cheminius, psichiatrinius, arba pasirinkai kažkokią smegenų elektros stimuliaciją. Tai iš tokių būdų man sakė rinktis gydymą. Aš minėjau, kad su vaistus turiu labai blogų patirčių. Aš kai juos vartojau, aš tik blogiau jaučiausi ir mano nuomonė, tą patį ir gydytoją sakiau, kad vaistai yra iš nenatūralių medžiagų ir nėra naudingi ilgalaikiam laikotarpiu. Vėliau ir tą magnetoterapijos smegenų galvos pasidomėjau, kad pas kai kuriuos žmonės irgi gali būti visokių ten šalutinių poveikių. Tai aš tiesiog nenorėjau rizikuoti, nežinau, jeigu pabandysiu, aš tiesiog dėl to dalyko dar labiau nerimausiu ir naktį nemiegosiu. Tai sakau, kad aš iš tų dalykų nieko nesirinku
ir viskas, tiesiog noriu terapijų, noriu ramiai pabūti ir prie mano kūno prašau nelys. Tai sakė, kad dar pagalvočiau iki rytojaus, nes sakė, kažką turiu pasirinkti, nes kitaip ligoninio kasos kažkodėl negali manęs ten priimti. Ir aš atsimenu, man tai pikta pasidarė, tai vienu metu skaudu, pikta, liūdna ir aš galvojau, gerai, čia užteks turėti ir tiesiog pasakiau, nu jo, aš nesu pelningas pacientas, nes iš manęs nieko negali užsidirbti. Nes tie žmonės, kurie gamina vaistus ir duoda jiems žmonėms, jie iš tų žmonių užsidirba. Tai aš tiesiog nesu pelningas pacientas ir manęs nenori laikyti.